Labas. Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie tai, kas įdomu investuotojams. Todėl nieko nelaukiam, pradėkim. Savaitė buvo išties įspūdinga, mes išgyvenome visą spektrą emocijų. Pradžia buvo gan rami, sekėme geopolitikos naujienas, bet antradienį jau rinkos nuotaikos pradėjo blogėti. Stipresnė reakcija buvo Europos gynybos sektoriuje. Pavyzdžiui, Vokietijos tankų dalių gamintoja RENK per šią savaitę prarado beveik 6%. Italijos gynybos milžinė Leonardo neteko 1,5%, nors momente akcijos Milano Euronext biržoje buvo nukritusios daugiau nei 7%. Švedijos orlaivių gamybos ir gynybos bendrovės Saab akcijos momente irgi nukrito daugiau nei 6%, bet iki savaitės pabaigos visas pakritimas buvo atpirktas. Taip pat jūsų pamėgtas Vokietijos vienas didžiausių karinės įrangos ir ginklų gamintojas Europoje Rheinmetall per savaitę neteko 1%, nors momente, aišku, kritimas buvo gerokai stipresnis. Prancūzijos aviacijos ir kosmoso bendrovė Dassault Aviation akcijos momente nukrito daugiau nei 4%. Kas rodo, kad investuotojai teigiamai vertino JAV, Ukrainos ir ES vadovų susitikimo rezultatus. O kalbant apie JAV akcijų rinką, tai didesnį negatyvą stebėjome technologijų sektoriuje. Kaip ir labai nenustebino toks judėjimas, nes kai indeksai viršūnėse ar netoli jų ir kai kelios ar keliolika technologijų kompanijų ir tempia tą indeksą į viršų, tai nenuostabu, kad atėjo laikas šiek tiek atvėsti. Ir šį kartą negatyvą nulėmė iškilusios abejonės dėl dirbtinio intelekto tolimesnio augimo ir plėtros. Tai S&P 500 indeksas gan santūriai, sakyčiau, pakrito vos 1,5%, tačiau Nasdaq, kuris orientuotas į JAV technologijų bendrovės, momente krito virš 3%. Medija, aišku, labai greitai pasigavo negatyvo skleidimo nuotaiką, kalbant apie dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui, Financial Times teigia, kad esame dabar ankstyvajame dirbtinio intelekto diegimo etape, kurį lydi per didelės investicijos ir akcijų rinkos burbulai. Dėl to 95% įmonių negavo investicijų į dirbtinį intelektą grąžos, o tai kelia investuotojų nerimą. Tikimasi, kad didžiausios įmonės 25 metais dirbtinio intelekto plėtrai išleis $750 milijardų. Ir prognozuojama, kad iki 29-ųjų šios išlaidos pasieks $3 trilijonus. Todėl klausimas, aišku, ar investicijos tokios atsipirks ir jeigu atsipirks, tai kada jos atsipirks. Analitikai teigia, kad artėjant dirbtinio intelekto aukso amžiui tikėtinas vienas ar keli kritimai, kurie gali sukelti rimtų ekonominių sukrėtimų ir nestabilumą kapitalo rinkose. Ką pradėjome matyti jau šią savaitę ir dar klausimas, kaip būtų viskas pasibaigę, jeigu ne viltis, kad bus mažinamos palūkanos rugsėjo mėnesį. Todėl investuotojai laukia labai penktadienio ir laukia FED vadovo Jerome Powello kalbos Jackson Hole. Na ir jis šį kartą kalbėjo švelniau, todėl paskutinė dienos žvakė ir yra tokia žalia ir didelė. Ir beveik visas savaitės negatyvas buvo panaikintas, nes tiesiog atsirado daugiau tikėjimo, kad rugsėjį palūkanų norma bus sumažinta 0,25% punkto. Kaip visada buvo daug išvedžiojimo Powello kalboje. Pavyzdžiui, jisai sakė, užimtumo mažėjimo rizika auga, todėl mažesnės palūkanų normos padeda ekonomikai ir užimtumui augti sparčiau. Bet nedarbo lygis išlieka žemas. Arba sako, tarifų poveikis infliacijai tikėtina, kad bus trumpalaikis, todėl nėra reikalo vykdyti griežtos politikos, bet yra rizika, kad padidės infliacija. Todėl čia, kaip dažniausiai būna, nieko konkretaus nepasako, bet investuotojai išgirdo pozityvą, ir suskubo atpirkinėti. Ir dabar, kaip matom, rinkos dalyviai vėl daug tvirčiau stato ant 2 palūkanų normų mažinimo šiemet. Ir čia norėjau su jumis pasidalinti vienu postu X platformoje, kuris puikiai iliustruoja šiandieninę situaciją. Kaip čia rašoma, akcijos biržoje visų laikų aukštumose, būstų kainos aukštumose, bitkoinai, pinigų pasiūla, vyriausybės skola yra all time high. Infliacija irgi siekia 2 daugiau nei FED nustatytas tikslas, bet nepaisant to, tikimasi, kad FED šiais metais 2 kartus sumažins palūkanų normas. Labai panaši situacija yra ir su auksu. Apskritai šiandieninė situacija tikrai yra neeilinė ir kaip ir nereikėtų turbūt piginti dolerių, nes jie ir taip jau netrodo baisiai patrauklus.
bet kartu mes suprantame, kad nemažint palūkanų irgi jau nebegalima, nes pasekmės ekonomikoje gali būti labai liūdnos. Ir čia truputį daugiau norisi skirti dėmesio JAV vyriausybės skolai. Aš priminsiu, kad kanale yra keli video, kurie paaiškina bendrą situaciją, todėl jeigu esate neseniai rinkoje, tai labai kviečiu pasiklausyti epizodus apie augančias skolas, apie JAV skolos lubas, apie skolos krizę, gal net ir kaip apskritai sistemoje atsiranda pinigai, nes tada bus daug aiškiau, kokiągi mes čia tiksinčią bombą turime. Nes čia yra įdomu tai, kad palūkanų išlaidos JAV vyriausybės skolai per šiuos fiskalinius metus, na jūs žinote, JAV fiskaliniai metai baigėsi rugsėjo 30, tai štai palūkanų išlaidos jau pasiekė $1 trilijoną. Ir tai yra, aišku, rekordinis skaičius, mes kalbame ne apie skolos grąžinimui skirtą $1 trilijoną, o tik tos skolos aptarnavimui. O jeigu dar priskaičiuojam daugiau nei trilijono dydžio skylę biudžete, na, taip yra dėl to, kad mokesčių yra surenkama mažiau nei išleidžiama. Mes puikiai žinome, kad amerikiečiai jau yra pripratę gyventi skolą, tik tiek, kad jos vis auga ir auga. Ir kol palūkanos aukštos, aptarnavimui išeina tikrai didžiuliai pinigai. Todėl palūkanų normos turėtų būti mažinamos bent jau dėl šio aspekto, nes labai tikėtina, kad iki 25 metų pabaigos, eilinių ar fiskalinių jau čia nesvarbu, JAV vyriausybės skolos procentinė dalis pirmą kartą istorijoje viršys $1,2 trilijonus. Ir beje dabar nacionalinės skolos aptarnavimas tapo antra pagal dydį JAV vyriausybės išlaidų eilutė po socialinio draudimo. Socialiniam reikmėms skiriama $1,5 trilijono per metus. Vadinasi, dabar palūkanų mokėjimai viršyje net Amerikos išlaidas gynybai, taip pat viršyje sveikatos apsaugai skiriamas lėšas. Pastarosius metus jos sudarė apie $900 milijardų kiekviena. Todėl, jeigu nieko Paulas nedarys, tai JAV vis sunkiau bus aptarnauti tas brangias skolas. Žodžiu, JAV reikės vis daugiau skolintis, kad aptarnautų savo skolas ir klausimas tik tai, kas dar norės jai skolintis, na ir kaip ji visą tai spręs. Kitas dalykas, apie kurį kol kas medija neįtin aktyviai kalba, tai yra išaugęs bankrotų skaičius. Aišku, didžiausioms kompanijoms tas nėra blogai, nes sunaikinami konkurentai, bet čia mes turime kalbėti apie augančius atleidimus, apie tai, kad vartotojai nebebus tokie aktyvūs arba pajėgus vartoti. Todėl klausimas, kaip bus su būsimais didžiųjų, brangiųjų kompanijų pelnais ir jų augimais. Ekrane jūs matote grafiką, kuriame pavaizduota, kad 25 metais JAV jau yra pateiktos 446 didelių įmonių bankroto bylos. Čia ir viešos, ir privačios įmonės. Ir tai yra 12% daugiau nei 20 metais už tą patį laikotarpį. Įdomu yra tai, kad vien Liepos mėnesį JAV buvo pateikta 71 bankroto byla, o tai yra didžiausias skaičius per vieną mėnesį nuo 20 metų Liepos mėnesio. Todėl labai įdomu, kaip uždarysime visus metus. Aišku, kad prie to prisidėjo importo tarifai, aukštos palūkanų normos ir vis dar, aišku, aukšta infliacija. Bet įdomiausia yra tai, kad jeigu imtume Russell 2000 indekse esančias kompanijas, tai 24 metų pabaigoje nuostolingų įmonių dalis išaugo iki 43%. Ir tai yra didžiausias rodiklis nuo 20 metų. Netgi dabartinis procentas viršijo 2008 metų nuostolingų įmonių procentą, nes tuomet buvo 41% nuostolingų kompanijų indekse. Todėl, situacija tikrai darosi labai rimta. Tai visa laimė, kad dabar dar turime euforiją rinkoje dėl FED švelninimo politikos, taip pat vis dar laikosi AI hypas, nors, kaip kalbėjomės, jis jau pradeda kelti abejonių. Na ir užtenka nedidelio sujudimo, kad didžiosios, brangiai įvertintos kompanijos stipriau smuktų. Nes jau kyla klausimas, ar tas brangumas yra pateisintas. Todėl bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip rinka reaguos į Nvidia ketvirčio rezultatus, ar išliks pozityvas, ar vis tik bus perskaičiuotos perkaitusių istorijų vertės. Pasižiūrėsime kitą trečiadienį. O šiuo metu technologijų milžinė Nvidia pasiekė rinkos kapitalizaciją virš $4,3 trilijonų,
kas yra daugiau nei 3,6 procentai pasaulinio BVP. Arba tai yra daugiau nei visos Jungtinės karalystės ar Prancūzijos ir Vokietijos bendra akcijų rinkos kapitalizacija. Todėl be jokios abejonės ateinantį trečiadienį pasirodanti Nvidia ataskaita bus pagrindinis dirbtinio intelekto bumo išbandymas. Bet Nvidia dar kaip Nvidia, ten nėra tokio baisiai didelio perpirkimo, sakytume, nes jeigu ji išlaikys tokį spartų pelno augimo tempą, tai kaip ir nieko stebėtino nėra, kad jos forwardinis PE yra 30. Vadinasi, atsipirkimas yra po 30 metų. Aišku, tai yra daug, bet kai tokiais tempais auga, žiūrėk dar, kitais metais matysime, kad jau nebereiks tiek laukti. Bet kai pasižiūri į Palantir ir kai matai, kad prie labai panašaus pelno augimo tempo jis kainuoja vos ne 200 metų atsipirkimą, tai atrodo, kad galbūt kažkas čia kažko ir nesupranta. Nes, įsivaizduokite, aš jums siūlyčiau investuoti į projektą, kuris jums atsipirks po 200 metų. Tai argi jūs investuotumėt? Greičiausiai ne, tiesa, bet kodėl tada į šį verslą investuotojai ramiai investuoja? Sunku pasakyti. Šią savaitę, kaip matome, truputį stipriau jau buvo išparduotos akcijos, bet jeigu pozityvas išsilaikys, aš net nebejoju, kad vėl gali tą pakritimą atpirkti. Bet čia jau reikia turėti omeny, kad prie menkiausio negatyvo tokių brangių emitentų akcijos bus pirmiausiai išparduotos, ką ir parodė šį savaitę. Taip pat daug dėmesio vėl yra skiriama Intel, savaitės rezultatas to nerodo, bet bangavimus tikrai matėme gan stiprius. Pirma reakcija tai buvo stiprus kritimas, kai pasirodė žinia apie tai, kad Trumpo administracija svarsto galimybę dalį dotacijų pagal čipų įstatymą konvertuoti į federalinės vyriausybės valdomą akcijų paketą dalį. Kitaip sakant, mainais nori Intel akcijų. Ne šiaip norima paremti kompaniją per dotacijas, subsidijas, kaip buvo įprasta iki šiol, bet norima iš to padaryti verslą. Ir kai investuotojai vertino beveik 11 milijardų dolerių dotacijas, kurios bus konvertuotos į akcijas, vadinasi, bus išleista naujai 400-500 milijonų akcijų, kas padidins jų skaičių daugiau nei 10%, tai akcininkams, aišku, yra didžiulis smūgis, nes akcijų praskėdimas reiškia ne tik pelno vienai akcijai sumažėjimą, bet ir jų investicijų vertės sumažėjimą. Vėliau paaiškėjo, kad SoftBank investuos 2 milijardus dolerių į Intel. Matyt, žinia apie galimą vyriausybės 10% Intel akcijų įsigijimą suteikė SoftBankui pasitikėjimą bendrovės ateitimi. O aš priminsiu, kad kol kas kompanijai tikrai labai sunku. 24 metais Intel užfiksavo beveik 19 milijardų dolerių nuostolį. Bet iki savaitės pabaigos visas tas negatyvas išsisklaidė, ypač po SoftBank ketinimo investuoti, nes atsirado kompanijai galimybė įgyti paramą, sakykime, krizės metu. Ir Jungtinėms valstijoms tai yra nauda, nes ji galės garantuoti strateginę čipų gamybos kontrolę šalies viduje. Beje, čia yra ir įdomi sąmokslo teorija, nes pasirodė kalbų, kad kai kurie lobistai, pavyzdžiui, Microsoft, Alphabet, Amazon, galimai daro spaudimą JAV vyriausybei, kad ši neleistų Nvidia visiškai monopolizuoti dirbtinio intelektų čipų rinkos. Todėl Trumpas ir pasirinko Intel kaip atsvarą Nvidia. Nes yra prognozių, kad iki 30 metų Nvidios vertė išauks iki 9 trilijonų dolerių. Parašykite komentaruose, ką jūs apie tai manote. Šią savaitę atsiskaitinėjo Home Depot, tikeris HD. Ji pateikė ne tiek stiprią ataskaitą, kiek rinkai vertino galimą sugrįžimą prie pelno augimo. Nes generalinis direktorius Tedas Dekeris rezultatus pavadino atitinkančiais bendrovės lūkesčius ir pridūrė, kad klientai labai įsitraukė į nedidelius namų tobulinimo projektus, kas investuotojus visai tenkino. Taip pat šią savaitę atsiskaitė Kinijos elektromobilių gamintoja XPeng, tikeris XPEV. Akcijos paaugo, nes ji prognozuoja, kad trečiąjį ketvirtį pajamos padvigubės. Bendrovė tikisi, kad išaugs jų transporto priemonių tiekimas, nepaisant sudėtingų ekonominių sąlygų. Kaip teigia analitikai, XPeng pavyko padidinti elektromobilių paklausą dėl vyriausybės skatinamųjų priemonių skirtų vartotojų išlaidoms didinti. Taip pat bendrovė aktyviai diegia dirbtinį intelektą į savo autonominio vairavimo programinę įrangą
ir plečia technologijų ryšių su kitais automobilių gamintojais. Ir beje, pačios Xpeng sukurtas čipas, specialiai sukurtas pagal Xpeng reikalavimus ir užtikrina tikslinį optimizavimą. Beje, šią savaitę, kai tiek Europos akcijos, tiek JAV akcijų rinka koregavosi, kinų indeksai priešingai rodė stiprią dinamiką į viršų. Bet ar dar dabar verta lysti ten, priklauso aišku nuo jūsų rizikos toleravimo. Nes pavyzdžiui, Kinijos paieškos milžinė Baidu pranešė apie spartų debesų paslaugų augimą, tačiau mes matome, kad pajamos sumažėjo, nes pagrindinė reklamos veikla nukentėjo dėl Kinijos ekonomikos sulėtėjimo. Todėl, kaip sakau, verta labai gerai pasvarstyti, ar įdomu dar rizikuoti ten. Judėkime toliau, kompanija Medtronic, tikeris MDT, po ataskaitos matome stipresnį judėjimą žemyn, nors ataskaita tikrai nebuvo silpna, pajamos augo 8,4%, pelnas paaugo 2%, šiek tiek yra pagerinta EPS prognozė, bet dabar jau nebėra įdomus variantas, nes greitai jinai grįžo prie tikslinės kainos ir galbūt bus įdomi rudenį, kai pamatysime stipresnius bangavimus. Tai galbūt atsiras įdomesnių progų užeiti. Nes čia ne tiek pozityvo suteikia šios medicinos įrangos gamintojos didesni nei tikėtasi pelno rezultatai, kiek tai, kad buvo 2 naujų narių paskirimas į direktorių valdybą, kai Elliott Investment Management tapo viena didžiausių bendrovės akcininkų. Naujieji direktoriai yra patyrę medicinos technologijų vadovai, todėl manoma, kad kompanija sugebės geriau pritraukinėti lėšas. Stiprią ataskaitą pateikė kompanija Palo Alto Networks, tikeris PANW, akcijos paaugo 5%, pelnas vienai akcijai ir pajamos viršijo lūkesčius, 26 metų prognozės taip pat geresnės nei prognozuota. Na ir žinoma, analitikai ją jau kelia savo reitingą nuo neutralaus iki rekomendacijos pirkti. Tikslinė kaina, anot analitikų, yra tarp 215 ir $220. Aš gal kiek kukliau vertinu, bet irgi manau, kad $200 tikrai gera kaina būtų šitai kompanijai. Todėl kol kas čia turime 10% neįvertinimą. Beje, kalbant apie idėjas, tai noriu dar pasidalinti didžiausio rinkos manipuliatoriaus Donaldo Trumpo sandoriais. Nes trečiadienį JAV vyriausybės etikos biuro paskelbtose dokumentuose buvo išsamei aprašyti beveik 700 jo pirkimų, kuriuos Donaldas Trumpas atliko nuo jo inauguracijos sausio 21 dieną iki rugpjūčio 1 dienos. Jis pirko obligacijas, todėl galbūt ir mes kažkuo galėtume pasinaudoti. Tai jo pirkimai apima finansų milžinų Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup išleistas obligacijas, taip pat tokių įmonių kaip Meta, United Health, T-Mobile ir Home Depot. Ir šioms obligacijoms jisai išleido daugiau nei $100 milijonų. Ir čia gal ir visai galėtų būti įdomu, nes mesgi suprantame, kad tai yra tos bendrovės, kurių verslas tiesiogiai juk priklauso nuo jo paties politikos. Todėl galbūt verta pagalvoti. Judėkime toliau, mažmeninės prekybos milžinė Target, tikeris TGT, taip pat paskelbė apie savo ketvirčio rezultatus. Buvo viršyti lūkesčiai, bet investuotojai daugiau reagavo į generalinio direktoriaus Briano Cornello atsistatydinimą, nes verslas jau antrą ketvirtį nesugeba išjudėti iš mirties taško. Todėl bendrovė paskyrė vyriausiąjį operacijų vadovą Michaelą Fidelkę, kuris 20 metų šioje įmonėje dirba, būti generaliniu direktoriumi nuo 26 metų vasario 1 dienos. Tai sprendimas, aišku, atrodo šiaip savo, nes man norėtųsi naujų vėjų, naujų idėjų, aišku, ir naujų žmonių už kompanijos vairo. Na, bet žiūrėsime, gal šis veteranas pasirodys tikrai puikiai. Konkurentas Walmartas, tikeris WMT, irgi raudonuoja, jis irgi šiuo metu susiduria su sunkumais, jis nepasiekė pelno prognozės dėl vienkartinių išlaidų poveikių ir atsargų padidėjimų 3,8% palyginti su praėjusiais metais, plus aišku yra infliacija ir didelių tarifų rizika didina neapibrėžtumą, todėl rezultatai aišku nedžiugina. Nors buvo padidintos visų metų pardavimų ir pelno prognozės, kas rodo pačios kompanijos pasitikėjimą augimu, nepaisant trumpalaikių sunkumų. Bet ir po šios korekcijos man dar neatrodo patrauklus kandidatas portfeliui, man norėtųsi didesnės korekcijos
Ir kas žino, gal po kelių mėnesių to ir sulauksime. Ir tada jau galėsime įsigyti norimų kompanijų pigiau. Todėl visada turėkime šiek tiek kešo. Ačiū Jums, kad buvote kartu, nepagailėkite savo laiko šiam video, parašykite komentarą ir iki kitų susitikimų kitą savaitę.